Lolita, gal galėtum pasidalinti savo atsakymais į keletą klausimų? Žinoma. Apibūdink savo dienos pradžios ritualus. Mano rytas prasideda nuo jaukumo sukūrimo. Aš atsikeliu tamsoje, užsidegu daug žvakelių, lempučių ir rašau dienoraštį. Po to meditacija, tuomet sportas ir būtinai šaltas dušas. Kuo augimo meistrai pavergė tavo širdį? Augimo meistrai yra labai prasmingas projektas ir skleidžia daug įkvėpimo, įgalinimo ir nuostabią žinutę žmonėms, kad galima gyventi geriau, laimingiau ir pasiekti daugiau balanso gyvenime. Tai man asmeniškai tai labai rezonuoja. Iš kur semiesi idėjų? Idėjų semiuosi iš tylos. Nes tam, kad plūstų kūryba, kad galima būtų įsileisti kažkokias naujas mintis, joms turi būti vietos. Įdomiausias augimo meistrų projekto etapas? Visas augimo meistrų projekto kūrimas yra vientisas įdomus etapas, dėl to, kad mes kūrėme projektą nuo nulio ir yra nuolatinė kasdienė kūryba. Ir paskutinis klausimas, kokie yra tavo mėgstamiausi augimo meistrų mokymai? Visi mūsų mokymai yra absoliučiai puikus, bet jeigu reikėtų taip rinktis vienus, tai rinkčiausi kūno terapeutės Lauros Kuznecovos mokymus apie nervų sistemą ir streso nuraminimą per kūną. Ačiū tau už atsakymus. Prašau.